dabar pabandysiu praktiškai parodyti, kaip reikėtų kelti daiktą nuo žemės. Taip, tai pirmiausia, mes turim lenkti kojas, bet ne nugarą. Ir tas lenkimas turėtų būti toks, tarsi jūs norėtumėte sėstis ant kėdės. Pirmiausia atgal, tada jūs pritupėt ir keliat. Kas yra labai svarbu, kad daiktas, kurį keliate, būtų kaip galima arčiau kūno. Ne taip, bet kuo arčiau kūno. Ir dar vienas svarbus momentas, apie kurį aš jau minėjau. Turint daiktą rankose, negalima daryti judesio per liemenį. Jūs turite suktis per kojas. Kada moteris dažniausiai susižaloja nugarą, tarkim, jos ruošia žiemai raugintus agurkus, paima 3 litrį ir deda jau užsuktą 3 litrį ant kito stalo. Taip, mano praktikoje pasitaikė ne vienas toks atvejis. Taigi atsiminkite, daiktą keliam sulenktom kojom, sulenktom rankom, kuo arčiau kūno ir nedarom jokio judesio per liemenį.